Ir aš turėjau tą vieną naktį, kuomet man pervirto viskas. Kalbėsiu gydytoją ir gydytojas sako, bet žinai, sako, čia 30% moterų taip atsitinka. Aha, ir niekas apie tai nekalba. Ir niekas apie tai nekalba, ir tada galvoju, bet kodėl? Nes tai, kad man reikėjo pagalbos, niekas nežinojo. Bet atrodo iš išorės, kad tau labai lengvai sekasi naviguoti visą tai. Tam ir socialinė medija, kad ten rodytum tai, kas tau iš tikrųjų labai gerai sekasi. O yra visai. Niekam nėra taip lengva būti vienišam, kaip žmogui, kuris nuolatos sukasi gausybėje kitų žmonių ir kuris yra atsakingas už daugybę žmonių. Taip dažnai žmonės žiūri tave ir sako, o tu stipri, gerai, aš tau dar truputėlį įdėsiu. Tu atradai kažkokį tą ryšį su dieviškumu. Koks skausmingas kelias, kai galvoji, kad viskas priklauso tik nuo tavęs. Kiek iš tikrųjų, kiek streso, kiek baimės, kiek nerimo, kiek atsakomybės ir kaip yra sveika iš tikrųjų staptels ir supras, kad tu barštelis, sraigtelis tame, kas čia vyksta. Atrodo, labai tu priimi visą savo dalis. Man įdomu, yra kažkas, kas sunku tau yra priimti. Man nepatinka, kad aš bręstu. Ir kai sakau žodį bręstu, tai mano galvoje tai skamba senstu. Apie tai net nekalba. Sveiki, mėlyjeji, prisijungia į Įsikvėpti būti. Aš esu Elena Kundro ir su mumis šiandien yra Jurga Vidugirienė, kuri yra Uma motina. Uma su 2 raidėm. Jurga yra ta moteris, kuri mano gyvenimą, skaičiau, visai pakreipė, atvėrė naujus klodus, pakvietė mane prisijungti prie Masters of Calm festivalio prieš 8 metus. Ir tai buvo tikrai toks naujas etapas, todėl labai džiaugiuosi, kad galiu čia tave turėti ir pasidalinti tavo tikrumu, tavo autentiškumu su pasauliu. Ir manau, daug ko ir įsikvėpti. Toliau iš tavęs ir kitiems pasidalinti tavo įsikvėptų gyvenimu. Aš žinok, niekada nežinau, ką sakyti žmonėm, kai jie taip gražiai giria. Aš tik tai bandau kvėpuoti ir suprasti, kad aš jau įsiterpti ir... Oi, tai tiesiog priim, kad iš mano širdies aš labai vertinu, labai džiaugiuosi ir ką suprantu, kad tu net nesistengdama kažko čia man padėti, pakreipti manęs kažkaip, tiesiog būdama savimi, mane ir įkvėpė ir pasiūlė ir tiesiog gyvenimas per tave mane nuvedė, atvėrė tos dalykus. Tai realiai apie tai man yra, kad man nereikia daugiau nieko būti, tau nereikia nieko būti, apie ką visas šitas yra projektas, kad mums nereikia nieko daugiau būti apart savim ir priimti savo tą žmogišką dalį, kokia jinai yra įvairiapusiška ir tai jau yra dovana pasauliui. Tai mano pirmasis galbūt klausimas, ne galbūt, o tikrai mano pirmasis klausimas yra, kas dabar tavyje gyva? Su kuo atėjai dabar? Kas tavyje vyksta? Oi, aš šiuo metu esu tokiam gražiam bėgime ir tame bėgime yra visko. Ir šiandien grįžta Vyrų kalvės akademijos vyrai iš savo misijos Kalavijas. Ir dalis manęs jau pasitikinėjo juos kažkur Kaune. Aš šiandieną buvau susitikime su rimtais buhalteriais. Aš karts nuo karto darau rimtus dalykus. Tokius, kur žmonės daro. Varastai kiekvieną dieną turi rimtų susitikimų. Aš šiandien čia su dukra. Tai reiškia, esu ir mama. Aš savo vyriausią sūnų palikau namie, tai šiek tiek irgi mano viena smegenų dalis galvoja, ar jis tikrai padarys visas užduotis, kurias aš jam palikau padaryti ir ar džiugins grįžti namo. Tai man atrodo, kad kame aš esu, tokiam sukūry visko. Ir karts nuo karto, žinai, tas chaosas, jisai kartais sukasi manyje, o kartais prieš mane. Ir taip kartais ranką įkiši, ištrauki, kažką apžiūri, įdomu. Paleidi ir ten toliau sukasi. Tada vėl įkiši ranką, vėl kažką ištrauki, sufokusuoji ties tuo dalyku ir vėl toliau judi. Man atrodo, gal šitas gebėjimas išsitraukti kažkurias detalės leidžia truputį neišprotėti ir nepasimesti situacijose, kurių yra 1000 per dieną. Aha, aš žinai, dabar pasakyk, kad dabar tavyje tai gyvė, bet man tave stebėm pastaruosius 8 metus, aš atrodo, kad visada projektų įvairių ir daug, ir tas sukūrys, ir šeima, ir bendruomenė, ir visi, žinai, ką tu veiki, atrodo, yra buvę, kad tau nors be sūkurio gyvenimas. Kartais būna, žinai, kada būna? Duše būna. Kur stovi duše
ir su nieko nereikia kalbėtis. Nu, su savimi, jeigu nori. Ir žiūri taip gražiai tyška vanduo. Ir ten cukrų nėra. Aš kartais labai mėgstu, nėra lengva, bet karts nuo karto aš labai mėgstu kažkur truputėlį pabėgti nuo visų, tam, kad galėčiau turėti vieną vienintelę funkciją. Žinai, vat, visai neseniai aš buvau tokia mažytė kelionė, 2 naktų mažoj kelionė. Tik 2 naktų. Tik 2 naktų. Atrodo tokia ilga. Taip, atrodo gyvenimas apsivertė ten per tas 2 dienas, 2 naktis, bet aš ten galiu būti tik turistė, pavyzdžiui. Ne vadovė, ne mama, ne kažkokia lektorė, ne gyvenimų keitėja. Tiesiog paprasta turistė. Valgyt ledus, kai noriu, arba dejuot, kad karšta, jeigu noriu. Geras. Ir ką girdžiu, kad yra tas sūkurys gyvenimo ir tu kartais jautiesi, kad esi tame sūkuryje, bet kartais jautiesi, kad išsitraukia kažką ir esi išlipus iš to sūkurio, ar visą laiką yra tas jausmas, kad sūkurys yra ne tavyje, o tu tiesiog išsitraukia kažką pasižiūrėti. Nu, tas sūkurys, jis kartais, aš jame, kartais jis manyje. Man atrodo, kad šitaip geriausiai vardinti. Aha, bet aš taip jaučiu, kad taip greičiausiai ir yra, kai žmogus turi daug įvairių veiklų aplinkui. Ir man atrodo, vien būti mama jau yra full-time job. Būti 4 vaikų mama yra 4 kart full-time job. Ir tada būti visų projektų kažkokia dalimi. Tai yra dar kiekvienas projektas yra dar vienas etatas. Bet atrodo iš išorės, kad tau labai lengvai sekasi naviguoti visą tai. Tau kažkaip taip labai iš savęs, labai ten ir ta socialinė medija, pasidalinimai ir visos veiklos, atrodo, kad tu vis laik tokiam tekėjime. Man labai įdomu, kaip tu pati tame jauties. Na žiūrėk, mes socialinė medija, tam ir socialinė medija, kad ten rodytum tai, kas tau iš tikrųjų labai gerai sekasi. O yra visaip. Aš tau dar prieš šitą pokalbį sakiau, žiūrėk, aš paustus rašau į socialinę mediją tada, kada aš esu geros nuotaikos arba kada aš esu įsikvėpusi. Aš nerašau tada, kai esu pavargus ir pikta. Niekas taip nedaro. Kodėl socialinė medija tada ir matom savo geriausias pusės ir tada scrollinant atrodo, kad visi taip gerai gyvena, visiems taip faina, visi tokie įsikvėpia ir tada, o tai... Žinai, čia iš kitos pusės aš suprantu, kad tu sakai, bet aš jaučiu asmeninę atsakomybę už tai, ką aš padarysiu, pasakysiu pasauliui, kaip aš jaučiuosi arba nesijaučiu. Ir karts nuo karto aš jaučiu pareigą kalbėti už mamas, kurios yra pavargę, arba jaučiu pareigą kalbėti už paauglės, kurios yra tiek pasimetę savo pasaulius ir savo kūnuose, kad net nežino, kaip tame būti iš principo. Ar ne? Bet jeigu aš galiu nekomentuoti blogai, niekada nekomentuosiu. Jeigu aš galiu nerašyti kažko, kas užgaus žmonės, aš tikrai nerašysiu. Taip. Ir man atrodo, kad gerai, aš ne menininkė, bet aš labai tvirtai tikiu, kad menas jis irgi turi nešti grožį ir gėrį šitam pasauliui. Ir jeigu mano veikla ir tai, ko aš dalinuosi su pasauliu, kam nors truputėlį atvers, padarys gražesnę dieną. Štai ko dar reikia? Tai, kaip tik su prieš tai esančia pašnekovė Lina Dirmotė, mes kalbėjom ir sako, tiesiai šviesiai. Ne? Kaip žmonės galvoja, kad tas tikrumas yra apie tiesiai šviesiai pasakyti, bet iš tikrųjų tai yra tiesiai, bet ir šviesiai, kad kaip mano tas tikrumas palies kitą žmogų. Tai aš visiškai tą suprantu ir tuo pačiu, kad bent jau aš asmeniškai būnu socialiniai medijai, aš tikrai irgi ten neinu, kai man būna liūdna. Bet visi žmonės galvoja, kad aš visą laiką esu linksma, kad visą laiką esu sociali ir būnu ir man visą laiką yra kaifas. Ir todėl ir noriu daryti šitos pokalbius, pasidalinti, kad aš tai žmogus, man būna ir labai vieniška, ir būna labai liūdna, ir kad legalizuoti tuos jausmus. Absoliučiai, taip. Štai, aš galvoju, kad niekam nėra taip lengva būti vienišam, kaip žmogui, kuris nuolatos sukasi gausybėje kitų žmonių ir kuris yra atsakingas už daugybę žmonių. Taip. Nes taip dažnai žmonės žiūri tave ir sako, tu stipri. Gerai, aš tau dar truputėlį įdėsiu į tavo krepšelį. Man šitas labai įdomu, nes tu atrodai labai stipri. Aš nebejoju, kad tu esi labai stipri. Yra to.
man kaip pačiai, kur irgi iš išorės atrodo labai stipri, dažnai susiduriu, kad žmonės nepajaučia, kiek gali krauti, duoti, nes nemato mano tos jautriosios dalies, nes tarsi aš išmokau būti tokia stipri, nes, aišku, čia jau kita galbūt tema, šiaip net ne kita tema, žmogiškumas, bet man įdomu, kaip tau su tuo yra, kaip tavo ta jautrioji dalis ir tavo ta stiprioji dalis ir kaip tau būnasi su žmonėm, kai tarsi nepamato tavo tos jautrios kažkokios dalies galbūt. Žinai, aš jau esu tame amžiuje, kada galiu pradėti sakyti taip, kaip yra. Aš galiu drąsiai brėžti ribas, nebijodama, kad kam nors neįtiksiu arba nepatiksiu. Ir čia aš jaučiu, šioks toks privalumas yra, žinai, galėti sakyti, kad man nebepatinka, ką tu darai. Žinai, kaip atėjai iki tokio laiko, nes man atrodo, kiek daliniesi apie savo paauglystę, vis laik atrodo, kaip buvai tokia super, tokia, nežinau, pankė beveik, iš tos vidinės pusės, ne iš išorės galbūt, bet, kur atrodo, Jurga tai vis laik buvo tokia nurauta ir tokia vis laiką drąsi ir sakydavo, kaip yra, ir ne, vis tiek buvo ta žmonių norėjimas kažkam įtikti. Įtikti ir patikti, aišku. Ir man atrodo, kad mano didysis iššūkis paauglystėj ir buvo dėl to, kad aš taip norėjau, kad visi aplinkui jaustųsi gerai, laimingi, patenkinti, kad niekas nesužinotų, ko aš pridirbau, kad niekam nereikėtų dėl to skaudinti širdies. Ir tai buvo mano didysis iššūkis. Ir man patinka, kaip paauglės šiais laikais yra nepatogios. Tai erzina, tai skaudina, su tuo sunku susitvarkyti kartais, bet tai reiškia, kad jos sako, kaip yra, kaip mums mamom šiuo metu žinoti, kaip padėti dukrom, jeigu jos nepasako. Jeigu jos tada laiko poker face, ar ne, jeigu tada veidas laimingas ir patenkintas ir jai nieko neatsitikė. Kaip sužinoti, kad reikia pagalbos? Nes tai, kad man reikėjo pagalbos, niekas nežinojo. Niekas niekada nežinojo. Bet ar tu buvai patogi paauglė, sakytum? Absoliučiai. A ne? O Dieve, aš buvau beprotiškai patogi paauglė. Aš labai gerai mokiausi, aš dainavau dainelėse, aš rašiau fantastiškai rašinius, laimėdavau konkursus, vaidinau teatre, aš buvau nuostabi. Kai mano sesuo, aš dabar galvoju, mano sesuo, kai jam 3,5 metais jaunesnė už mane, ir kai mano sesuo buvo, dabar galvoju, koks gal 12, jinai pasakė tėčiui, kad nenori važiuoti į sodą, ravėt. Ir tėtis sako, gerai. Aš nesupratau, kas vyksta. Aš neturėjau tokio failo galvoje, kad galima būtų, kad tiesiog galima būtų pasakyti, kad aš nenoriu ir nevažiuosiu. Tai ar po to iš to tokio gerumo ir įtikimo visiems atėjo tas kitas kraštutinumas, kur tu buvai tokia maištininkė, ar čia man susidarė galvoje tokia istorija apie tavo paauglystę? Tai istorija jinai teisinga. Ar tai atėjo iš to? Aš nežinau. Gal tai atėjo, nes viskas vyko paraleliai. Ir aš kai pasakoju apie save paauglę, buvo 2 pasauliai. Aš buvau ta fantastiška, nuostabi, visą ką daranti, su viskuo sutinkanti paauglė, labai, iš tikrųjų, patogi, ko paprašysi, tą gausi. Žinai, ir suaugusiems aš buvau nuostabi. Ar savo aš buvau nuostabi? Štai kur klausimas. Ir iš kur tai atėjo? Žinai, dabar mane vėl nubaus kas nors už šitą pasakymą, bet yra tokia mada atėjusi ieškoti, man kažkas nedavė saldainio ir todėl aš dabar kentėjau ir buvau tokia, kokia buvau 2 metus, ar ne? Mano vyresnysis sūnus Jovaras, jam 17 metų, ir jis kartais ateina, sako, žinai, mama, aš taip pasiilgau filmų, kuriuose blogiečiai tiesiog būtų blogiečiais, kuriuose blogiečiai būtų ne todėl blogi, kad jiems kažkas vaikystėje atsitiko, ar ne? Kad nebūtų pagrįsta jų blogumo, kad jie tiesiog būtų blogi patys iš savęs, kruopščiai, nuoširdžiai, iš pašaknų. Nes sako, dabar visi filmai, jie tarsi reikalauja pagrįsti blogumą. Nes realiai žmogus iš savęs tai ir geras yra.
Bet realiai žmogus iš savęs yra ir geras, Ir blogas. Realiai. Nu taip, turim visų tų dalių iš tikrųjų. Taip, ir mes ir linksmi, ir liūdni, ir patenkinti, ir nepatenkinti. Aš tada juokauju, bet čia ne juokas, čia labai rimta. Aš gerus darbus darau bambėdama. Gerus darbus darai bambėdama. Aš taip, jeigu manęs kas nors ko nors paprašo padaryti, pavyzdžiui, pavežti mane šiandieną paprašė, parvežti kelias merginas, mano Uma dukras iš Kauno į Vilnių. Ir aš žinau, kad aš turėsiu padaryti deturą. Deturas reiškia, kokį 50 kilometriukų mes dar nuvažiuosim ekstra. Ir aš sakau taip, galvoje aš bambu, bet kai jas vešiu, aš būsiu beprotiškai laiminga. Nes tarsi tu jau leidai savo tai dalį pasireikšti, kurį nenorėjo, ar iš kur čia yra tas bambėjimas? Kaip tu tai supranti? Aš tiek metų galvoju, kad aš toks blogas žmogus, aš visą laiką bambu. Aha. Žinai, ir žmonės nemato šitos dalies. Taip. Mano vyras mato. Artimi žmonės mato. Tie, kurie dirba su manimi artimai, jie žino, kad aš tikrai nesišypsau 24 valandas per parą. Taip. Nes tiesiog skaudėtų ir skruostikaulius. Bet tai yra mano būdas išgarinti emociją. Ir tai yra mano būdas paleisti, nu, vat, jeigu man kažkas nepatiko, nu, tai aš ir pabambėjau truputėlį, nu, ir pabambėjau. Mano Mindaugas tada klausė, sako, ką dabar, nu, sakau, aš bambėsiu. Neatsimeni, aš netgi kažkada porų savaitgalį šito dalinaus turbūt. Galima. Ar ne, kad kai einu pas vyrą, sakau, dabar aš bambėsiu. Sako, ar man reikia ką nors to daryti? Sakau, nieko nereikia. Aš tiesiog pabambėsiu. Ir man Taip, tai yra būdas nusigarinti ir aš tada galiu daryti visus gerus darbus. Aš irgi esu tą pastebėjusi. Iš tikrųjų, čia geras pasakymas, nes iš dalies yra viena ta teorija, ne, nu, vienas tas toks būdas naviguoti pasaulyje, kad ko aš nenoriu, to aš nedarau. Bet to pačiu, nu, tu nori parvežtas merginas. Aš noriu, būtent. Ir su merginomis lygiai taip pat. Mūsų Uma panos, jos nebūtinai viską daro su džiaugsmu. Ne? Visos užduotis, visi nuotykiai, kuriuos mes jas įkišam. Tai nėra nei patogu, nei lengva, nei faina. Ar jos bamba? Bamba. Bet kai viskas įvyksta ir jos atsisuka ir pasižiūri savo patirtis, jos yra 9 dangui, kad taip atsitiko. Bet kodėl jos tai daro? Kas jas veža tada? Nes, nu, man asmeniškai būtų toks sunku. Nu, aš turiu atrasti, kodėl aš darau tai. Taip, tas pabambėjimas, man gal netiek įsijungia kažkokiuose dalykuose, labiau gal šiaip susikaupia per dienas, kur toks reikia išsikratyti, kažką paleisti. Bet vat įdomu, kad darant kažką, šitą įdomi praktika, reikėtų Aš labai dažnai kviečiu žmonės pabambėti. Tiesiog legaliai pabambėti. Žinai, tu prieš tai sakei, legaliai būti pikta arba legaliai liūdėti. Taip, ir legaliai pabambėti. O kodėl ne? Kodėl mes viską šiame gyvenime turim daryti su palaiminga šypsena? Nu, tas tai faktas, kad neturim. Apie ką norėtum dabar pabambėti? Dabar? Dabar, jeigu dabar reikėtų bambėti. Taip, jeigu dabar reikėtų bambėti. Bambėčiau... Dėl politikos būtinai pabambėčiau, bet ne dėl pačios politikos, o dėl to, kad bambant apie politiką niekas nesikeičia. Man atrodo, dėl šito. Tada bambėčiau dėl to, kad kai man reikia ką nors padaryti kokiam nors rimtam vyriausybiniam puslapyje, nu ten, žinai, Sodra, VMI ir dar kažkas, aš ten jaučiuosi su visu savo išsilavinimu, su visa savo patirtimi gyvenime, aš jaučiuosi ten tokia kvaila. Tai su džiaugsmu galėčiau bambėti apie tai, pavyzdžiui. Dar apie ką norėčiau pabambėti? Dar pabambėti norėčiau... Dabar nenorėčiau. Žinai, kad vyrai grįžta kokiam 2 valandom anksčiau, negu mes planavom. Irgi norėčiau net koją treptelčiau truputuką. Bet... Okay. Atrodo, labai tu priemi visas savo dalis. Kas taip atrodo, ne? Man įdomu, yra kažkas, kas sunku tau yra priimti. Kažko savyje sunku priimti. Arba vis iškyla ir visoks reikia skirti minutėlę, kad priimtum galbūt. Man nepatinka, kad aš bręstu. Ir kai sakau žodį bręstu, tai mano galvoje tai skamba senstu.
Kas nepatinka apie senėjimą? Kai tau bus 47, Aha. tu tiksliai žinosi. O apie ką tau tai yra? Apie daugybę dalykų, apie žinojimą, kad kada nors negalėsiu. Man net gali paverkti. Apie suvokimą, kad ne visada bus tokia svarbi, kad kažkam manim reikės rūpintis. Va, tiek svarbu. Jaučiu. Aha. Tuo truputį čia pavalysim. Patekėjusius dalykus. Tai va. Labai gerai. Aha. Jo, girdžiu šitą. Ir įsivaizduoju, kad daug moterų per tai irgi eina. Nu jo, man tai... Aš net nebejoju. Apie tai net nekalba. Apie tai net nekalba. Ir aš galvoju, jeigu nedaryčiau to, ką darau dabar, tai žinai, ką dabar daryčiau gyvenime. Eičiau advokataut už moteris, kurios yra menopauzėj. Nes jos iš viso nesupranta, kas su jomis vyksta. Ir jų vyrai nesupranta, kas su jomis vyksta. Ir jų vaikai nesupranta, kas su jomis vyksta. Tai eičiau advokataut ten. Bet šiuo metu aš dirbu su paauglėmis ir norėčiau dirbti su jomis ir kažkaip paruošti jas pasauliui. O kaip tavo pačiai kelionė, vat, per menopauzės ar menopauzės, nežinau, kiek esi susidūrusi su šitą kelionę savo gyvenime? Nu, dūkstam šiuo metu, pažindinamės. Dūkstat, ane? Pažindinamės. Ir man atrodo, kad man visai gerai sekasi. Mes kažkaip susitarėm kol kas. Ji nėra tokia baisi, kaip atrodo, bet apie ją vertėtų kalbėti daugiau. Visiškai sutinku. Aš irgi prieš kelis metus pradėjau labiau suprasti, kad kai mes gyvenom Balyje pas šeimą, ten moteriai, mamai buvo menopauzė ir sako sūnus, kad mamai biškai protas pasimaišė, kai jai menopauzė, jai labai pasikeitė jinai visiškai. Ir man tą pirmą kartą buvo toks, geras, rimtaigi, menopauzė, iš tikrųjų, žinai, kalba apie tas, kai prasideda ciklas, bet kai baigėsi ciklas, atrodo, tai baigėsi ir viskas, ir tu esi laisva nuo to. Bet iš tikrųjų, tai kiek ateina su tuo dalyku, ir ypač, kai taip moteris yra spraudžiamas tą grožio kultą, irgi tas senėjimas ir iš grožio yra, ir iš to, kad, manau, kad mamoms, aš pati nesu mama, tai negaliu sakyti, bet kiek stebiu, kad kai tiek laiko praleidžiam duodama save visą vaikam, ir kai jie išeina jau būna savarankiški, o kas tada lieka? Įdomu, kaip tu tose temose matai. Aš labai dažnai ginčiuosi su moterimis ir moteris piktai su manim ginčiasi, nes jos sako, aš kartais jų klausiu, kas tu esi, kai tu esi ne mama ir kai tu nusiimi visus antpečius. Taip. Ne, nes socialiniai vaidmenys, jie taip mus įsuka, įliuliuoja, kad mes pamirštam, kas ten viduje, žinai, ko ten ta jurgutė trepsikoja viduje. Ir mes pamirštam ir kartais moteris sako, bet mūsų vaikai ir mūsų darbas ir mūsų namai, tai ir esam mes. Ir sakau, ne velnio, nes visą tai galima prarasti. Ir visą tai gali pastraukti. Mūsų santykis su aplinka yra tai, kas mes esame. Santykis su aplinka. Pirmas dalykas, tai ką tu paminėjai dabar, yra kaip tik, ką aš vakar dalinausi draugiai. Motinai irgi, sakau, aš kai vedu moterų ratus, ir kai klausiu, kas pas jumis dabar gyva? Ir sako, pas mane mano vaikas stoja į mokyklą, tai labai džiaugiuosi, kad jam atsekasi, kad pasirinko, o kitas sako, mano vaikas serga, tai liūdna, dabar bandau surasti daktarų, kita moteris sako, mano vaikas pradėjo dainuoti, žodžiu, ir visos apie vaikus kalba. Ir aš tokia, bet tai, o kas pas jūs gyva? Ir jos toliau, tai man gyva džiaugsmas, kad vaikas, man liūdna, kad vaikas, man tas, kad nes... Ir toks... Kažkaip pradėjau abejoti, ir aš noriu vaikų. Nori. Nori. Aišku, mums nepasako, ko mes norim. Aha. Ir kai tu pasakai, kai tu esi tavo santykis su pasauliu, apie ką tau tai yra šitą frazę, ką tu paminėjai? Man yra apie tai, kad aš nesu blogas žmogus, jeigu aš neturiu santykių. Arba man santykis sukelia skausmo arba liūdesio.
Apie tai, kad aš galiu turėti įvairiausią santykį pasaulyje, įvairiausią, visokį. Ir žiūrėk, aš šiandien irgi tu manęs paklausai to paties klausimo. Aš tau pradėjau pasakoti apie sūkurį, kuriame aš šiuo metu esu. Ir tai yra darbų sūkurys iš principo. Veiksmo ir darbų sūkurys. Bet galvoju apie santykį. Žinai, mes visada į žmonės, į pasaulį žiūrim pro savo akis. Faktas. Aš įsivaizduoju, jeigu man reikėtų save nupiešti iš vidaus, niekada nepagalvoju apie tai. Žiūrėk, kokio didumo būtų akių skylės. Ten nieko daugiau veide nebūtų, tik būtų akių skylės didelis. Ir viskas, nes man atrodo, kad aš taip matau pasaulį. Pagalvojau, nu jo, kiek aš jo ko matau. Įsivaizduoji? Ir aš dažnai save pagaunu siurbiančią pasaulį, vaizdą į save. Ir tas santykis, jisai, aš galiu pykti, žmonės gali sukelti manyje ir pykti, ir džiaugsmą, ir liūdesį, ir daug graudumo, ir visko. Ką tai sako apie mane? Kad aš tokia kupina visų, kad aš esu sumegzta iš šitų emocijų ir jos nėra, jos net neina pavieniui. Ten viskas taip susipynė, ten toks gražus tinklas. Viena mano Uma dukra taip gražiai kažkada pasakė, aš dažnai klausiu, sakau, kur tavo dangus ir kur tavo dugnas. Ne? Žmogaus, ypatingai po kažkokio tai patyrimo, po veiksmo, kur buvo tavo dangus tuo metu ir kur buvo tavo dugnas. Ir labai, jinai taip gražiai vardino ir aš visada prisimenu, kad dangus ir dugnas visada šalia. Kad kai tau atrodo, kad tai jau dugne, pasižiūrėk, kartais užtenka vienos gražios geros minties, arba žmogaus, arba rankos tau ištiestos, arba žvilgsnio palaikančio ir tu jau dangui. Ir atvirkščiai. Iš tikrųjų, taip. Tai čia turbūt, žinai, mes grįžtant vėl prie to, kodėl aš transliuoju tai, ką transliuoju į pasaulį. Aš noriu, jeigu įmanoma, sukurti dar šiek tiek saugumo žmonėms. Kažkokią tai salą, erdvę, kur jie jaustųsi geri žmonės. Nepriklausomai nuo to, kad šiandien jie gal, žinai, mamos visada jaučiasi kaltos truputėlį, ar ne? Taip. Tėčiai visada jaučiasi truputėlį ne iki galo prisidėję prie buities vaikų auginimo Irgi kalti. Ir visada kalti. Mokytojai jaučiasi kalti, kad ne visada laimingi stojasi prieš vaikus. Vaikai jaučiasi truputį, šitie nesijaučia daug kalti. Jie tiesiog turi reikalavimų į pasaulį sąrašą. Ar ne? Ir taip toliau, kad kiekvienas žmogus tame, kame jis yra, jis jaustusi ne vienas ir truputį saugus būti toks, koks yra. Amen to that. Nes tai yra kertinis dalykas tos pilnatvės gyvenimo, norim to ryšio. Ryšys nesusimesga, jeigu aš neleidžiu savo būti pilnai, neleidžiu savo būti pilnai, nes aš galvoju, kad aš turėčiau būti kažkokia kitokia ir tada užburtas ratas vyksta. Nes tiesiog neleidžiam savo, gal tai standartai irgi, ne, kur turim kažkokius vis aukštesnius standartus, kurie vis nepasiekiami yra, motinystėj, tėvystėj. Žinai, gal net nereikia taip toli. Mhm. Apie smalsumą. Žiūrėk, mes šiandien gavom pastabą prieš pradedant filmavimą, ar ne? Kur mums sako, Jurga, bet tu taip rūsčiai žiūri. O aš suprantu, kad kai tęs klausausi, aš pamirštu net kvėpuot, nes kai aš klausausi ko nors, aš klausausi 120%. Ne? Taip tarsi tas žmogus, kuris yra priešais mane, yra visa likusi visata, daugiau nieko nėra tuo metu. Ir atrodo taip paprasta, nes tada tas, kuris yra prieš mane, gal iš šono atrodo rūsčiai ir kažkaip baisiai, bet tas, kuris prieš mane, jis žino, kad aš tikrai girdžiu. Ir kartais žmonėms to ir užtenka, sako, aš jaučiuosi išgirstas šiandien. Atrodo tik tiek ir tai reikia. Bet pažiūrėk, kas yra atsitikę mūsų visuomenėje, kur sako,
kad daug žinosi, greit pasensi, nemandagu klausinėti, nemandagu teirautis, kodėl aš turėčiau sakyti žmogui kažką, kas jį paskui privers blogai jaustis. Mes esam jau tiek susikūrę taisyklių, ribų, tam elementariam bendravimą, kur į tą aukštą matematiką, į tėvystę, ar dar kažkur net nėra ko eiti. Kad tarsi blokuojam save pilnai būti santykė, kaip aš noriu paklausti, ko aš noriu išreikšti, kaip aš noriu. Mes gyvenam visuomenėje, kurioje nėra santykio. Nėra santykio, kur yra nejauku pažiūrėti žmogui į akis. Kur jeigu aš pasižiūrėjau, aš žinau, yra kultūrų, kuriuose pasižiūrėjus į akis jau galėtum tarsi ir tokį santykį akių palaikius, kaip kad mes viena kitą akis pažiūrėję, aš jau turėčiau tuokti su tavim, žinai. Tai yra tokių kultūrų, bet ne mūsiškiai. Ir žmonės bijo pažiūrėti, žiūrėk, kas atsitinka su žmonėm, kai jie papuola į liftą. Reikia nusileisti 3 aukštus žemyn ar pakilti 4 aukštyn. Kaimynai, jie nebežiūri vieni kitiems į akis. Jie nesikalba, jie neturi santykio, nes tarsi paklausęs, kaip gyveni ir gavęs tikrą, nesumeluotą, ne tą mandagų atsakymą, ne tą anglišką. All right. Ten tai šis yra you're right, ten net neklausimas, ten yra tiesiog labas. Bet, žinai, kol aš gyvenau Airijoje, man tai buvo taip keista. Man irgi. Bet dabar aš galvoju, tai bent jau yra būdas būti pastebėtų. Tai yra būdas parodyti, kad aš tą pastebėjau. Va, tu klausai, dėl ko aš bambėčiau. Man turbūt kas nors neskanę kavą padarys po to, kai išgirs, ką aš dabar sakau. Bet karts nuo karto, kai aš nueinu į kurią nors kavinę ir aš stoviu ir laukiu, kol į mane pasižiūrės barista. Minutę. Kartais ir tą 30 sekundžių, ne? Aš galvoju, kas yra atsitikę su žmonėmis, kodėl jie taip nemyli savo darbo ir savo klientų. Argi taip sunku yra pakelti akis į žmogų, net jeigu darai kažką labai labai svarbaus. Ne? Ir parodyti, kad aš tą mačiau. Net nepasakyti, tik parodyti. Čia jau visos kultūros yra, nes mes, kai Azijoje gyvenam, ten labai yra visai kitaip. Aš dėl to grįžus į Lietuvą galvoju, kodėl visi nesisveikina su manim, kodėl man taip pat, aš jau pratus, aš einu tokia ir žmonės tokia būna. Ir ką tu manai, dabar po pusės metų aš irgi taip pat einu ir aš nebesisveikinu, nes aš tiesiog suprantu, kad, taip pat mūsų visuomenė funkcionuoja. Tai iš dalies suprantu, to žmonės tiesiog susikūrė toks kažkoks kaip burbulas. Ir aš pačiu dabar grįžau neseniai iš festivalio Debesų pievos ir ten nepraeisi pro žmogų nepasisveikinęs. Tiesiog sveikinsis, su tavim šypsosis. Ir aš tada grįžau čia į Vilnių, nors ten buvau kelias dienas. Ir aš tokia irgi, jau noriu sveikintis, tada, plauk. Praėjo pro mane žmogus, net nepažiūrėjęs. Tai žinai. Bet vėlgi, man netaip seniai viena moteris mūsų renginyje sakė, bet žinai, sako, Jurga, man reikės grįžti į normalų gyvenimą. Kasdienybę. Ir aš čia pabuvau, sako, kosmose ir man dabar reikės grįžti į kasdienybę. Ir aš jai sakau, žinai, bet tavo kosmosas yra mano kasdienybė. Tai yra kiekvieno iš mūsų pasirinkimas gyventi iš tam kosmose. Taip. Ir jeigu, tose pačiose masteriuose, ar ne, jeigu su tavim 7 kartus, net jeigu tu esi pats uždariausias žmogus, ir tu tik ką įėjai į masterių erdvę, ar ne, ir su tavim jau pasisveikino 7 žmonės, su 8 tu pasisveikinsi pats. Taip. Ir tada, kai jau bus išgyvenęs taip kokį 10 dienų arba savaitę, tik tavo asmeninis pasirinkimas, ar pakelti akis į žmonės, kai grįši į tą kasdienybę, kurioje įsivaizduoji, kad gyveni, ar ne. Ir taip žmonės sakys, kad tu pasikėlus. Be abejonės. Nes kai aš einu iškėlusi galvą ir žiūriu žmonėms į akis, man kartais sako, žinai, tu pasikėlus. Aha, kaip tu tai reaguoji? Gal, jeigu jiems taip atrodo, kiekvienas žmogus turi savo tiesą. Kodėl aš taip ramiai kartais priimu dalykus, nors kartais skaudina. Bet kuo toliau, tuo yra lengviau priimti tokius komentarus, nes aš galvoju, jeigu žmogus taip mato, tame turbūt dalelė tiesos, kai gali būti, ar ne?
I guess. Jis turi savo tiesą, kas aš tokia, kad eičiau neigti jo tiesos. O kokie va dalykai, kai šiek tiek skauda kai kurie dalykai, kuriuos girdės? Tu vis tiek esi vadovė, viešai besidalinantis žmogus, daug žmonių bendraujantis žmogus, įsivaizduoju, kad yra įvairių situacijų. Aš galvoju, kad, žinai, kada paliūstų gal truputėlį, kai pareina koks nors kaip pavyzdys. Toks pavyzdys, kur net galvoju, irgi galiu pabambėti visai. Aš pasidalinau, radau nuotrauką. Mano tėtis atvežė man 5 dėžes mano senų nuotraukų, albumų, visko. Ir aš radau ten nuotrauką. Mano ir Mindaugo pačioje pradžioje. Jauni. Mačiau Facebook'e. Mindaugas tokio grožio. Žinai, aš jau ten taip nužiūrėjau, aš vis tiek moteris. Aš, jeigu sakyčiau, kad man neįdomu, kaip aš atrodau, man neįdomu, kaip aš atrodau. Ir man svarbu, kaip aš atrodau pasaulyje. Tikrai. Bet Mindaugas ten tokio gražumo, kad aš galėjau užsimerkti prieš savo apsitrynusi makiažą ir susivėlusius plaukus. Nes man buvo taip gražu. Ir aišku, kai daugybė žmonių mato, daugybė žmonių nebūtinai mus pažįsta. Ir ten pareina komentaras iš žmogaus, kuris visiškai nepažįsta mūsų. Kad būtų geriau, kad tu būtum jį įsimylėjusi, kai jis kapoja malkas ar ten mūryje sieną. Aš galvoju, ir kokius 3 kartus, net, žinai, einu tarsi atrašyti žmogui, kad, alio, tugi nežinai, tu nieko nežinai. Ir tada vėl atsitraukiu, galvoju, tiesiog parašė. Ir suprantu, kad smegenys jos parveda mane prie to komentaro. Reiškia, kažkas tame užgauna. Ir užgauna turbūt žmonių iš pašalies gebėjimas tą nuteisti iš vieno sakinio, iš vienos nuotraukos, iš kažkokio jo galvoje susikurto konteksto, kurio galbūt nėra, o galbūt kaip tik jisai yra. O įdomu, kodėl užgauna, nes atrodo toksai, man iš šono atrodo toksai visiškai random, visiškai toks komentaras ne apie nieką. Ir... Taip, bet jie atsitinka ir man atrodo, kad gal čia svarbu irgi nenumesti šoną, neignoruoti. Juk kažkas manyje pamaišė katiliuką emocijų. Tai va, įdomu. Būtent šitas. Ir būna kur nors piktų, nesąmoningų. Ir jie kelia juoką. O šitas kažkaip... Ir galvoju, taigi tu nežinai mano vyro, tu net nesupranti, koks jis tai fantastiškas. Ir tu tik nuneigiai mano meilę iš principo, žinai. Tas meilės nuneigimas. Taip, įsivaizduoji. Ir suprantu, kad vėl aš, ir tada čia prasideda tas žaidimas, kada žmogus parašė, ką parašė, aš pagalvojau, ką pagalvojau. Ir tai nebūtinai yra tiesa. Ir žmogus galbūt netgi parašė tai, ką parašė komentare, net ne ta intonacija, kaip aš perskaičiau. Taip, faktas. Galbūt čia buvo jo kelias irgi, kad kam čia, jo, bet... Ir mes sukamės nuolatiniam tokia maišyklė, betono maišyklė, ar ne, kur žmonės nuolatos kažką pasako, netasako, mes išgirstam, interpretuojam savaip. Kiek mes per gyvenimus prisidarom iššūkių? Nepasakydami, neištransliuodami, neperklausdami, nepasitikslindami, neduodami pasakyti, neduodami užbaigti iki galo. Nes man atrodo, kad kartais santykis tai yra toks paprastas dalykas. Pamatyti, išgirsti, būti išgirstam, būti pamatytam. Įsivaizduoji? Tik tiek. Paprasta ir tuo pačiu labai nepaprasta. Absoliučiai, nes ant šito nepaprastumo yra, pasižiūrėk, žmonės važiuoja į porų savaitgalių, žmonės važiuoja ieškoti savęs į festivalius sąmoningumo, žmonės jungiasi į programas, jie ieško savęs, ieško savo santykio, nesupranta, kodėl tas santykis nevyksta. Ir tai yra taip paprasta ir taip nepaprasta. Man tai atrodo, kad viskas, ką mes darom iš tikrųjų, visas mūsų vidinis terapijos, vidinis darbas, kažkokie dvasingumai net, viskas ir yra apie ryšį, tam, kad aš galėčiau galiausiai nusimes kažkokius tai barikadas ir eiti į tą ryšį. Man įdomu, tavo pačios kelioniai, kaip tu ėjai į tą ryšį, atradai, kokie buvo blokai pas tave užstatyti, girdėjau, ką tu dalinais pradžioje apie tą norą įtikti, ne? Kas dar tenais buvo?
kas tave atvedė iki dabar, kad tu gali atsėdėti ir visą visatą klausytis tarsi manęs. Aš daug mokiausi. Aš labai daug mokiausi. Ir dabar dar mokausi. Ir kiekvieną kartą, kai įsivaizduoju, kad viską žinau, suprantu, kad aš kuo daugiau išmokstu tarsi, tuo mažiau žinau. Nu, čia jau seniai atrastas dalykas. Taip, bet aš tik labai neseniai tą suvokiau visų kūnų, visa siela, kad aš labai pavydžiu žmonėms, kurie tikrai nuoširdžiai, čia be sarkazmo, kurie išklausė kokį nors kursą, nu kokį nors, ten kokį savaitės trukmės kursą, jie jau jaučiasi specialistais. Aš galvoju, wow, kiek reikia turėti iš tikrųjų tokio savęs, nežinau ko. Kad... Nu čia toks būna tas, aš pajaučiu, kai pradėjau kokio naujo dalyko mokytis, man toks būna, čia, žinai, kitai nauja, aš jau viską čia žinau. Ir kuo toliau aš mokaus, to aš labiau suprantu, kad aš tik pačioj pradžioje, tai šitą labai jaučiu. Irgi. Ir man įdomu, ko tu dabar mokais. Oi, dabar aš mokausi, jeigu taip labai paprastai, tai Gestalt organizacijoms. Aš esu 2 metuose ir mano vyras baigė šitą kursą. Aš pamačiau pokytį tame, kaip jis veda užsiėmimus, kaip jis dar gražiau mato žmonės, koks jis atidesnis detalėms, koks jis yra lėtesnis ten, kur reikia. Man tai patiko ir aš nutariau, kad aš turiu... Čia geriausias marketingas yra, man atrodo. Taip, reikia. Kaip pamatai pokytį savo artimam žmoguje. Tai aš šitame, ir aš, žinai, dar galvoju, dabar visiškai pakeisiu temą, bet kas man atsitiko per tuos metus ir kai apie bloką, kai pasakei, tai toks pirmas žodis buvo Dievas, žinai, nes aš tiek metų, aš nuo paauglystės labai ieškojau Dievo, tada jo kažkur neradau ten, kur įsivaizdavau, kad jis turi būti. Ir paskui aš turėjau tokį bloką bet kam, kas yra dieviška, kad man užtruko gerokai laiko, daugybę metų. Susidraugauti su visais dievais, kokiais tik įmanoma. Tai irgi labai, labai smalsu. Nežinau, kodėl tai norėjau pasakyti, bet... Neveltui, man atrodo, neveltui, nes iš tikrųjų tai tas ryšys, ko mes ieškom su žmonėm, tai ieškom iš tikrųjų to ryšio ir su dieviškumu, nes jeigu pažiūrėjus taip, tai aš jungiuosi su tavo dieviškumu, tai tas, žinai, ryšys mano supratimu su gamta, man visa tai yra dieviškumas. Ir jeigu aš atjungiu tą dievišką į kanalą, tarsi aš atsijungiu nuo visko, nes aš nebegaliu taip subtiliai gamtos pajausti žmonių, nes tai yra daugiau negu vien Jurgos character, žinai, kaip tu, tavo visos savybės, kokia tu esi, nes tai yra kažkas, kas yra už tavo akių, su kuo aš konektinuosi. Suprantu, ką sakai. Jo, ir man įdomu, kaip tada tavo santykis jau transformavosi su žmonėm, kai tu atradai kažkokį tą ryšį su dieviškumu. Man viskas taip daug paprasčiau, kai žinai, kad Dievas žino geriau. Įsivaizduoji, kaip paprasta. Kiek atsakomybės nukrenta nuo pečių, kai žinai, kad Dievas žino geriau. Ir kokia yra skausminga, iš tiesų, koks skausmingas kelias, kai galvoji, kad viskas priklauso tik nuo tavęs. Čia tai šakis į kapus dvigubai anksčiau atsidursi, man atrodo, tokio. Kiek iš tikrųjų, kiek streso, kiek baimės, kiek nerimo, kiek atsakomybės. Ir kaip yra sveika iš tikrųjų stabtels ir supras, kad tu varžtelis, sraigtelis tame, kas čia vyksta. Tuo pačiu yra tas ir dieviškumas, kuris geba kurti iš mūsų ir tuo pačiu taip. Ir sraigtelis, kai yra ir taip ir kitaip, kad iš tikrųjų tie paradoksai mes tarsi kūrėjai ir tuo pačiu mes tiesiog kaip maža skruzdėlytė, tom skruzdėlynė. Taip, ir tai ganėtinai savanaudiška, žinai, nes galėti neprisimti atsakomybės yra labai saldu. Labai saldu.
Nu, jo, nes yra du pusės ir turim atsakomybę visiškai ir to pačiu kaip ir visiškai neturim jos. Taip, ne? taip, taip. Bet kelią rinktis tiek reikia. Kaip eisi tuo keliu, tu gi renkiesi. Bet kalbant apie tos tokius gyvenimo lūžius, man įdomu, kokie pas tave buvo kažkokie gyvenimo lūžiai, kur tu pajutai, kad nuo čia kažkoks ir naujas etapas, ir kad dabar visiškai turi keisti kažkokią kryptį. Va to kažkaip tavo istorijos nežinau dalies. Oi, čia labai viskas liūdna ir aš kartais, kai pasakoju apie tai, tai pažlimbiu gerai, tai aš tokia greitakalbę prabėgsiu ir ne... Galim siratėlių gal paprašyti? Galvoju, čia. Man atrodo, kad didžiausias mano iššūkis šiame, kur mano didysis lūžis buvo. Man nepavyko į pasaulį atnešti vienos gyvybės. Va, pažlimstu trumpam. Ir atrodo, tiek metų praėjo ir vis tiek labai gyva. Bet tas atsitikimas buvo labai skausmingas, labai baisus. Ir aš turėjau tą vieną naktį, kuomet man pervirto viskas. Žinai, tai iš Jurgos karjeristės, kuri įsivaizduoja, kad niekas be jos neatsitinka šiame gyvenime. Gimė turbūt tą naktį, kai kažkas mirė, kažkas gimė ir tą naktį gimė moteris, kuri sakė, aš priimsiu visas gyvybės, kurios ateis, ne? Ir kad ne man spręst. Nes čia buvo tavo sprendimu? Ne. Tiesiog įvyko. Taip atsitiko ir buvo labai nejauku, negera. Taip neturėtų atsitikti žmonėms. Ir tada vėl supranti, žinai, kai tu kalbėsi gydytoją ir gydytojas sako, bet žinai, sako, čia 30% moterų taip atsitinka. Aha, ir niekas apie tai nekalba. Ir niekas apie tai nekalba, ir tada galvoji, bet kodėl? Kiek yra paprasta gyventi, nepaprasta, labai kaip skausminga ir kaip paprasta turbūt palikti visas šitas 100 000 moterų, galvoti, kad jos kažką ne taip padarė, kad per jas negalėjo ateiti į pasaulį gyvybė. Žinai, tai man atrodo, kad mes gal esam užsižaidę tokiam... mes esam užsižaidę tokiam paviršiniam pasaulio priėmime, kur turi, gražiai sakė, jo turi gražiai atrodyti, čia grožio kultas, čia turi nueiti darbą, ten gerai pasirodyti jame, šitie žmonės apie tai turi čia gerai galvoti. Bet yra tiek tokių paprastų, kasdienių temų, kurios vis dar yra tabu, niekas apie tai smarkiai nekalba, nors žinai, tai atsitiko prieš kokį, galvoju, 16 metų. Wow. Ne? Ir niekas nepasikeitė šitam pasauliu per tą laiką. Ir niekas nepasikeitė. Taip, iš tikrųjų, kas susijęs su moterim ir tuo viso vaisingumo keliu ir menopauzė, kaip mes kalbėjom, ir visi persleidimai, netektis. Net yra toks tarsi, nesakyk, kad nešia, kol nebus ten... Taip. Tai 6 mėnesiai, kokie gal bus jau tikrai. Nes nedaug dieve nebus ir tada bus gėda, kad kažkas įvyko. Ar... Taip, tada žmonėms bus nejauku, tavęs klausti, tau reikės jiems pasakyti vėl iš naujo. Yra daugybė dalykų šitame santykyje, jie labai skaudina. Ir vėlgi tada daugybė kaltės atsiranda tame. Ir esam palikti gedėti vieni. Mes nemokam gedėti. Bet dar ekstra, kuris ten jau realiai gedėjimas būdavo bendruomenės dalimi. Gedulas. Žinai, kai man tai nutiko, jau visi žinojo, kad aš laukiuosi. Ir visi labai matė, kad aš laukiuosi. Tai buvo 4 mėnuo mane. Aha. Ir tai aš dabar, kai galvoju, aš nuėjau pas savo gydytoją, jį man išrašė Xanaxą. Ir tai buvo viskas. Aš net vieną tabletę Xanaxo išgėriau tada, bet man labai nepatiko jausmas jame. Tame apkvaišime ir
Jo, ir niekas nepadeda iš tiesų. Niekas nepadeda. Tai vat į vyrą gali atsiremti, ar ne, į kažką labai labai artimo. Bet nėra to, bendruomenės, Nėra erdvių bendruomenės ir visiškai to. tokios. Tai. Yra šnabždėjimas įstylė aplinkui. Bet ar čia ir... Aš jau truputėlį sarkastiškai. Nes aš įsivaizduoju, galima tyliai su moterim šnabždėtis ir gedėti, bet kaip suprantu, turite kitą. Taip, kitą aš kampą. Taip, pabambėjau truputį. Ir kaip tavo gedėjimo procesas tada vyko po tos netekties? Kai buvai karjeristė, moteris, kad viskas, kaip aš planavau, kaip aš po to į mano galvojau. pasaulyje atėjo dar 3 vaikai. Tai čia turbūt viską paaiškina. Žinai, kur nebekvestionavau, nebesvarščiau, nebuvo ko svarstyti. Nes prieš tai tarsi turėjai planą, kad ne tiek daug vaikų, ar... O Dieve, aš turėjau iš viso planą. Žinai, kokį planą turėjau? Nuo vaikystės ištekėti už Batmano ir valdyti gaujas. Tai čia mano buvo planas nuo vaikystės, paauglystės gal kiek ten transformavosi, paskui aš tikau Mindaugą Vidugirį. Tai teko tikėti už jo, bet manas taip ir liko neinformuotas, kad aš turėjau jį planų. Va. Ir jau mes taip ir galvojom, kad ateis Jovaras, Jovaras atsitiko mūsų pasauliuose, ar ne? Ir atrodė, kad taip ir būsim. 3. Ai, 3. Taip. Aš būsiu labai svarbi moteris, dirbsiu rimtus darbus. Žinai, yra tokia daina labai gražiai, kur kai užaugsiu, būsiu moteris rimta. Nežinau, aš tokia. Oi, tokia graži plauka. Ant kalno stovės mano nuosava kirpykla ir ten turėsiu daug suknelių ir kostiumėlį pilką ir būsiu labai rimta. Žodžiu, ten tokia dainelė yra. Jinai tarsi vaikiška. Bet ne velniai, ne vaikiška. Ir aš kažkurio savo gyvenimo etapu buvau tą ryklio veidą iš kišenės ištraukianti moteris, kuri įsivaizdavo, kad gali pakeisti pasaulį tiesiog kapodama į kairę ir dešinę. Bet jeigu aš galiu pakeisti pasaulį, tai galiu taip tiesiog mylėdama, paglostydama, pažiūrėdama, išgirsdama tada, kada reikia išgirsti žmogų. Kitaip negaliu. Ir tuo pačiu aš matau tą vietą vis tiek tą, tu pavadinai ryklio veido. Taip nepavadinčiau, bet tą tokį, yra angliškas žodis toksai fierce. Ir kaip lietuviškai išversi toksai, tai yra negriežtumas, tai yra toksai, stiprybė ir tokia galia, galbūt, kažko tavęs nepastumsi. Galima. Žinai, galima pastumti. Galima pastumti. Jeigu kas nors labai nori stumdytis, aš pasitrauksiu, pažiūrėsiu, kas stumdosi. Tikrai galima. Ir aš nesu tik labai tokia, žinai, pievom bėganti, plaukais ten plevesuojanti, palaiminga ir gėlės skinanti. Ne. Ir aš turiu aštrią savo nuomonę. Gal tas fierceness ir yra toks aštrumas kažkoks, bet kuris gali būti nukreiptas į tą korporatyvų kažkokį ten kapojimąsi, arba gali būti nukreiptas į bendruomenės kūrimą, nes tai reikalauja daug to fierceness, kurti didelę bendruomenę, kuruoti, ją vykdyti, žinai, tai kai galima tą pačią dalį tarsi panaudoti skirtingiam dalykam. Man atrodo, kad vienas iš tokių nedidelių mitų dar gajų žmonių galvose, kad jeigu tu esi geras ir nešauki ir nedraskai akių, kad tau galima lipti ant galvos. Tai man atrodo, kad žmonės po truputį išmoksta, kad jeigu nedraskai akių, tai nebūtinai esi silpnas. Ir ko mes su Mindaugu mokom, ko masteriai visi moko, ko Uma vyrų kalvė moko, pažeidžiamumo, kuris tampa ne mūsų silpnybė, tampa skydu.
kiekvieno jauno ir nejauno žmogaus, kuris atsitinka kažkur mūsų aplinkoje, pažeidžiamumas, jeigu jis yra įvaldomas ne manipuliaciniais tikslais, nes galima jį naudoti ir manipuliaciniais tikslais, labai lengva. Bet tada nebūtų tikras pažeidžiamumas. Tada netikras, bet, žinai. Taip, suprantu. Ką aš sakau. Tai gali atrodyti iš išorės. Gali. Bet man atrodo, kad to išmokstant, tada nereikia nei aštrių garsių žodžių, nei kažkokių didelių šūkių. Gali per nuoširdumą išeiti į pasaulį. Ir jeigu kas nors nepatinka, galima tiesiog sakyti, man dabar nepatinka, kaip tu elgiesi. Man nepatinka, ką tu darai. Ir koks tavo kelias, kaip tai atrodė į tą pažeidžiamumą? Žinai, net nemokėčiau turbūt nupiešti kelią. Man atrodo, kad tai, ką mes pastarosius 15 metų darom ir darėm su Otansu, su Uma, Vyru Kalve, masteriais, jeigu aš, labai irgi įprastai tu, jeigu aš nesu 120% atvira ir nuoširdi, ar aš galiu reikalauti atvirumo ir nuoširdumo iš jauno žmogaus, kuris yra prieš mane? Jeigu aš einu į žmogų iš kažkokios viršesnės pozicijos, žiūrėdama iš aukšto, slėpdama viską, ką aš turiu viduje, bet reikalaudama, kad jis tai jau pasakytų. Vat jis tai jau man parodytų. Kaip? Tai kaip tu išmokai parodyt? Kaip tu išmokai būti 100% su savim? Man atrodo, kad mane turbūt išmokė tie mūsų stovyklautojai. Mane išmokė žmonės, iš kurių man reikėjo atvirumo. Ir aš jo niekaip kitaip negalėjau gauti, tik pati būdama atvira. Tai per tą ryšį, kad tu tarsi norėjai to iš jų, supratai, kad tu pati turi tą ugdytis. Ir... Žinai, mes dirbam su patirtiniu ugdymu. Patirtinis ugdymas, jo kertinis žodis yra patirtinis. Patirti nepajaučiant yra, tiesiog atėjau ir išėjau, ar ne? Tai patyrimo esmė yra pojūtis. Jo gylis, jis yra pagrindinė sąlyga, jo gylio yra santykis. Ir aš negaliu tiesiog daryti žmonėms patyrimo, kuris jiems nieko nereiškia ir kuris man nieko nereiškia. Bet kartu su jais ėjai per visus patyrimus. Nori, nenori. Mes su Mindaugu kartais kikenam, kol mes duodam žmonėms užduotis arba klausimus, mes kiekvieną užduotį ir klausimą išgyvenam patys. Mes nuolatiniam procese. Nelengva, Dieve mano, kaip nelengva, kars nuo karto. O kas, pažiūrėt, neseniausiai buvo taip labiausiai nelengva? Tokie paprasti dalykai. Visai neseniai mokytojų kolektyvas. Ir mes visuomet susipažinimą pradedam ne nuo savo titulų vardyjimo, o tiesiog nuo klausimų. Ir prašom žmonių užduoti mums klausimus. Ir kuo tie klausimai yra nepatogesni, kuo tie klausimai, visada sakom, peržinkit savo mandagumo ribas. Nes apie tą mandagumą mes jau kalbėjom. Ne? Ir viena moteris jau gudriai pakelia, kai sako, Jurga, o ką jūs nuslėpėt nuo Mindaugo pastaruoju metu? Ir Mindaugas šalia sėdi. Ne? Ir aš sakau, žinai, toks jausmas, kur ir aš iš karto žinau, ką sakyt. Aš iš karto žinau. Ir dar prieš tai dar prabėga visas takelis, bet jeigu dabar pasakysi, tai reiškia, kad aš jam gal melavau, gal čia, žinai. Ir tada išeina į priekį tą panelę teisuolę, kur sako, tavęs paklausė, atsakyk. Nes tu irgi jų klausi, tu nori, kad jie atsakytų tiesą. Ir aš sakau, kad kai aš tau sakiau, jog sumokėjau nes aš nusprendžiau, kad aš būsiu daržininkė. Kaip daržininkė? Vakar vėjas man skolingas šiltnamį, bet aš nusprendžiau, kad reikia parsivežti žemės namo. Ir aš to žemės užsisakiau, Mindaugas buvo išvykęs tuo metu
Ir jis pasakė, kiek yra brangu ir kiek yra nebrangu. Ir kai man vežė tą žemę, paskambino, sako, žiūrėkit, aš galiu atvežti už pigiau, bet poryt, arba už brangiau, bet šiandien, nu, iš kito karjero. Ir aš pasėmiau už brangiau, aišku, ašgi moteris. Ar ne? Ir nieko vyrui nesakiau. Ir aš ryžausi, va čia pat papasakoti šitą istoriją ir toks juokas, žinai, manęs atrodo, nuo to pasaulis niekaip nesugriūna, man jie daug lengviau, bet man reikėjo, kad būtų sudarytos sąlygos pasakyti tiesą. Kartais, ar ne? Kartais atsitinka taip. Tai va. Ir čia galime eiti į visokius, o kodėl taip yra, kodėl aš tarsi savo žmogui negaliu pasakyti, kiek kainavo žemė, arba renkuosi nepasakyti. Va, čia labai. Nes galbūt daugybę metų mačiau, kaip mano mama slėpdavo kainas. Ir kiek aš atsimenu savo amžinatilsį mamą, jį visuomet tėčiui sakydavo, kad mūsų drabužiai, batai kainuoja perpus pigiau. Ir aš tą suvokdama, žinodama, kuo puikiausiai, kaip tai veikia, kodėl, vis tiek savyje kars nuo karto randu tokio, nu, aš dar nesakysiu. Ir kaip tu jautiesi tuo? Nu, aš tai turiu. Nekyla kažkoks pasipriešinimas, kad reikėtų kažkaip čia kitaip, kažkoks teisimas, toks tiesiog priėmimas, ne? Kaip girdžiu iš tavęs? Aš tai turiu, aš paprastai nešiojuos, jeigu aš kažko esu nepasakiusi, ką norėčiau pasakyti, aš tai nešiojuos. Aš suprantu, kad jeigu mintis grįžta vėl, nu, aš turiu įkvėpti oro ir pasakyti, kas man nedrąsu. Geras, man atrodo, tu tokia drąsi viskam ir labai įdomu išgirsti, kad yra kažkas, kas nedrąsu. Yra daugybė dalykų. Aš nemoku dėrėtis. Mindaugas mane palikdavo, mes kai keliavom po Aziją kartu, jis mane palikdavo turguje, pasitraukdavo ir kikendavo. Žiūrėdavo, kaip ten mane maudo. Oi, nu jo, Azija, tai tikrai. Taip. Čia irgi mano silpnoji dalis. Aha. Va, ir ten tada įsijungia visos kitos programos, kad tarsi nori visiems padėti ir nori sumokėti ir žinai, kad nusiderėjęs jis vis tiek išeis laimingas, nes bus dar truputėlį tai apgavęs, ar ne? Ir visas šitas schemas, žiūrėk, kiek schemų veikia mūsų pasirinkimus. Ir aš vis dar galvoju, kad man būtų nefaina, jeigu aš vis dar noriu atrodyti gerai žmonėms. Noriu, kad žmonės galvotų, kad aš išmintinga. Kokią dar nori, kad žmonės galvotų, kad esi? Aš noriu, kad negalvotų, aš noriu būti naudinga. Nes naudingumas duos ką? O, čia visa psichoterapija. Aš tiesiog noriu būti naudinga, nes galvoju, kad netaip daug yra likę ant šitos vieto pabūt, kad galima tiesiog būt. Žinai, ką sakau? Jeigu jau aš čia esu, aš kartais, žinau, kad kava nėra pats sveikiausias daiktas gyvenime, ar ne? Bet man jis padeda gyventi, man patinka, man veikia. Kol kas. Na, ir kai manęs kas nors klausia, tau į kavą cukraus dėt, sakau, žinai, jeigu aš jau į save pilsiu kavą, tai dėk man ir cukraus ir pieno. Nes aš noriu, kad tai būtų malonu. Tai jeigu aš jau gyvenu šitam pasauly, nu, aš galiu dar pabūt naudinga žmonėms. Čia apie pasitarnavimą, apie pagyvenimą ne tik savo. Čia, žinai, vyrai, čia moteris menopauzė papuola, ar ne? Vyrai papuola į tą viduramžio krizę, kur staiga atsiveria tokia duobė. Ar ne? Ir tarsi nebežino, ką čia veikia, ta gyvenimo prasmės paieškos. Man apie prasmę. Ir tarsi prasmė yra tarnystėj. Tarnystėj. Net bambant. Man įdomu, pavyzdžiui, nes aš kaip žiūriu, kad vis tiek ta tarnystė, man turi duoti kažką.
Prasme, kad jeigu aš ir tarnauju, tarsi galvodama, kad čia labai altruistiškai, vis tiek aš tarnauju, nes po to aš gerai jaučiuosi. Nu, žiūrėk, mes esam tokio paprastumo kūriniai. Ar ne? Unikaliai, neunikalūs. Nepaprastai paprasti kūriniai. Mes esam savo visatos centrai, bet kokiu atveju. Taip. Ir nežinau, kokio reikia būti nušvietimo, kad galėtum galvoti tik apie visą pasaulį. Bet kaip gera galėti būti gerų žmogumi. Kas yra geras žmogus? Kokia palaima yra būti gerų žmogumi. Žmogumi, kuris, padeda, girdi, jaučia, prie kurio nesi savaime suprantamas. Ir man tame yra ta graža. Aš galiu jaustis gerai. Aš kažkada, žinai, per masterius prikepė tokių sausainėliukų sūrių. Ir jų buvo tiek daug, kad mes dar ėjom ir dalinom saujomis žmonėms, visiems, kas valgė. Ir aš supratau, kad po to padalinimo, kiek ten užtruko kokį pusvalandį, kol mes išdalinom visus tuos kibirus su sausainėliu, aš supratau, kad aš negalėsiu miegoti. Aš buvau tokioj dideliai palaimoj, aš buvau tokia pasikrovusi, tai aš apie tai kalbu. Dėl to jausmo. Dėl jausmo, kad tu tik išdalinai tiek gėrio, kad jis net netelpa tavyje. Ir kuo daugiau dalini, tuo jo daugiau yra. Labai girdžiu ir tą pačiu, grįžtam prie pradžios mūsų pokalbio, man atrodo, kad tada ir yra turėtų būti gana baisu, kad o kas bus, kai aš nebegalėsiu duoti ir kai man reikės pagalbos. Aišku, baisu. Labai baisu. Nežinau, kaip bus. Nes čia, kad moteris tarsi, kai girdžiu iš kitų mamų, kurios jau vaikus išleidžia į mokslą, kad baisu, kaip dabar bus, kai aš nebereikės manęs vaikams, kad tarsi, ant to yra pastatęs dalis jų to reikiamumo, kai jis labai aš esu reikalinga. Ir kas aš esu tada, kai aš nebesu reikalinga, kai aš negaliu niekam nieko duoti. Žinai, čia aš apsaugota šitame pasaulyje. Nes kai mano vaikai išeis kurti savų gyvenimų, aplink mane visada dar bus tūkstančiai, kuriem reikės gero žvilgsnio arba gero žodžio. Man ramu. Aš bijau tos akimirkos, kai aš nebegalėsiu. Bet tarsi nes bijai, kad tai reikės priimti ir kad yra baisiau priimti negu duoti. Aš dar nežinau. Man atrodo, tai yra tokio baisumo mintis, kad tiesiog, žinai, praeina, tokiom akis sudrėksta ir aš dar tai pasidedu, galvoju, dar toli. Okay. Man vis tiek įdomu yra, kai aš jaučiu, kad kažkoks yra, pavyzdžiui, man labai baisu yra, kad tarsi yra ta kita, negaliu, nežinau, aš galiu kaip iliuzija svajonė, kad aš galiu su vienu vyru nugyventi visą gyvenimą. Ne? Man toks yra, kaip nori, jeigu galime, žinai, augimą prioritizuoti ir augti, ir eiti per visokius iššūkius, tai įmanoma. Ir tada, kai išgirstu, kad kažkas išsiskyrė po 30-40 metų, man toks būna, kaip tavo nesu ta, kai bus nebereikalinga, man toksai, o tai kas, jeigu čia dabar žinai, tarsi investavau didelę dalį savo gyvenimo, ir tada, tik pakeleivis buvo, tik kažkoks, žinai, svarbus žmogus, bet tada nebėra. Ir man tada įdomu, kodėl man tai taip jautru. Nežinau, nes žinau, kad jūs vedat porų savaitgalį, mes irgi buvom pas jūs porų savaitgalį, iš jų tik pradėjus kalbėti, supratau, kad, geras, mes taigi su Mantrimu buvom pas jūs porų savaitgalį. Jūs mano kruopštus stovyklautų. Kai dar buvo pati mūsų pradžia, iš tikrųjų pusę, tik metų gal buvom draugavę ir toksai, tada... Ir visą laiką bučiavotės. Mūsų taip visi draugai mūsų prisimena, sako, jis visą laiką sulipę. Jo, ir mes tokie buvom labai iš karto gerai, čia reikia jau preventinti, jeigu kažkas čia bus ne taip, kad iš karto užbėgti už akių ir supranti, kad, negali iš dalies. Jo, ką gali nelesti smegenų žmogui, gali, ne? Gali džiaugtis tą akimirką, kurią turi, gali.
Ar gali džiaugtis rytojum? Nu, jo gali nebūti. Mums niekas nepažadėjo rytojaus, žinai? Laikinumas. Tada laikinumas ir leidžia realiai mėgautis ir to santykių ir buvimo tame, ne? Žinai, mano galvoje, bet čia man tai veikia. Mano galvoje, jeigu aš nusprendžiau šitą gyvenimą nugyventi su šituo žmogum, ir jeigu jis labai nesipriešins, labai nesipriešins, tai reiškia, aš galiu. Juokiasi jisai. Ko tu juokiesi? Nes nieks taip nėra... Operatorius juokiasi. Nieks taip nėra pateigę prieš tai, nes toks tai tarsi, nepakeliui mūsų keliai išsiskiria, arba, aš noriu augti, mano kitas žmogus. Nu, dažnai šiaip tą iš moterų girdžiu, kad aš noriu augti, aš noriu keisti, mano vyras kažkoks, jam viskas gerai, kaip yra. Bet jam viskas gerai. Na, jeigu vyrui tikrai viskas gerai. O jeigu tau negerai, o jeigu moteriai negerai, kaip yra? Žiūrėkit, bet čia arba mes gvildenam kokią nors bylą. Bylą. Nu, nėra bylos dėja. Tai jeigu nėra bylos, labai sunku gvildenti, todėl kad... Nes kiekvienam asmeniškai yra skirtingas dalykas. Aišku. Kiekvieno mūsų skalė yra skirtinga. Kur atskaitos taškas? Mhm. Kur kiekvieno atskaitos taškas? Kur kiekvienas pradėjo augti? Ir kur pasimetė tas augimas? Kur pasimetė? O gal nepasimetė? Gal mums tik taip atrodo? Mhm. Gal mano 3 žingsniai yra... Žinai, aš visą laiką galvoju, mes kartais skrendam per pasaulį. Mhm. Ir norim, kad spėtų, visi spėtų. Ir ta sąlyga, kad žmonės būtų šalia mūsų, tai, kokia, kad jie per negaliu spėtų šalia mūsų. Šitoks reikalavimas. Čia kaip į kalnus kopti, žinai. Kažkuris gali greitai ir varo. Ir sąlyga nemirti yra būti šalia jo visą laiką. Kaip tau tai? Krizė. Nelabai. Mhm. O jis atsisuka, sako, nepakankamai, jaučiuosi negalintis greitai eiti. Bet tada jam būtų geriau susirasti kažkokį pakeleivį, palidovą, kurie galėtų kartu tokiu tempu eiti. O iš kur, atsiprašau, jį rasti tokį paaugintą? Kiti būna pasportavę jau prieš tai. Galima kopti greičiau. Paprastai vieni nesportuoja. Sportuoja kartu. Mhm. That's also true. Galvoju, ką aš dar tavęs norėčiau paklausti, nes daug buvau pasirašiusi ir daug jau apkalbėjom. Buvau vieną pasirašęs klausimą apie gyvenimą kaip mokytoją. Ir gyvenimas kartais iškrečia mums tokių išdaigų, pamoko. Man dažnai būna, kai aš jau įsivaizduoju, kad aš jau viską supratau, aš jau save pažįstu iki galo, aš jau esu, jau max level. Ir tada man toks gyvenimas, tokia situacija, tokia proda, kad žiūrėk, koks tavo, žinai, jau max level, toks tada būna to tokio nuolankumo iš geros pusės, tokios, kad, priminimas toksai. Įdomu, koks pas tave pastaruoju metu, galbūt priminimas iš gyvenimo buvo atėjęs ir apie ką? Jie kiekvieną dieną. Mhm. Jie šalia kiekvieną dieną. Ne taip seniai mano mokytoja buvo atvažiavusi pas mane į mokymus. Oho. Mano chemijos mokytoja dalyvavo mokytojų mokymuose. Pas mus Auksiniai Giriai. Ir, žinai, aš tikrinausi daugybę kartų, kiek man metų. Aš taip, man tekdavo tiesiog priminti, Jurga, žiūrėk, tau ne 15. Ne? Nes tas siaubas atsistoti prieš savo mokytoją ir suklysti prieš jį buvo kažkoks kosminis. Ir aplamai suvokti, kad tavo mokytojas yra čia ir atvažiavo iš tavęs kažko mokytis, taip keista. Kai mes dirbam su paaugliais ir su paauglių tėvais, karts nuo karto atsitinka nepasitenkinimų. Mhm. Ir kiekviena ta nepasitenkinimo kibirkštis į nuolatos priverčia labai taip rimtai atsisėsti ir pergalvot, aš tikrai išmanau, ką darau.
pernai metais aš turėjau tokį 2 savaičių dugną, kur 2 savaitės man taip rimtai reikėjo susitarti vėl su savimi ir pasitikrinti, ar aš tikrai išmanau tai, ką darau. Ar aš tikrai pažįstu paauglystę, ar aš tikrai žinau, kas tas patirtinis ugdymas, ar aš tikrai viską darau teisingai. Bet ten, kur dugnas, ten ir dangus. Ir karts nuo karto reikia turbūt stabtelt ir žodis kvestionuoti yra angliškas, čia netinkamas, bet suabejot. Žinai, suabejoti savo visažiniškumu labai labai sveika. Kai tai ne užriboja eiti toliau, man atrodo, nes labai dažnai galima, kas aš čia tokia, aš čia nieko neturiu daug pasaulio ir aš tiesiog tada eisiu, nežinau, kažkokią paprastą darbą daryti, bet neleisiu savo tikrom dovanoms skleistis. Nes kiekvienas turi daryti tai, ką moka geriausiai. Aš žinau, kad tikrai galiu būti naudinga. Ir būti naudinga paauglėms, paauglių mamoms, paauglių tėčiams, aš galiu būti jiems naudinga. Ir, žinai, tos kiekvienos žibančios akys, kiekvienas aš galiu po to, kai sakė, kad aš negaliu. Kiekvienas toks nedidelis galvos linktelėjimas, kad jau viskas gerai išsisprendė. Tai yra patvirtinimai, kad mes darom gerą darbą. Pastebėti abudu, pastebėti, kur aš, neskaitus kaip abejojimą. Man atrodo, kad labai daug žmonių labai abejoja, ką jie gali. Aš pati labai daug metų abejoju, kad ar aš galiu tikrai dirbti šitą darbą su žmonėm. Ir tik per tokius, kur mane jau gyvenimas visi privertė, jau patys tie žmonės, tai jau sako, o galiu aš pas tave į sesiją, į tavo konsultacijas, man toksai, ką aš taigi nieko čia, žinai, kai savaime suprantama atrodo, ką aš darau. Ir kaip tu esi, atrodo irgi tada, man atrodo, kad man pačiai atrodo, tai ką aš čia tokia. Ir tik kai gaunat galinį ryšį, tada toks yra patvirtinimas, kad, tikrai reikia žmonėms šito dalyko. Bet aš labai lengvai galėčiau pasimesti tos abejonės ir galvoti, kad niekam čia nereikia. Yra pilna žmonių, kurie daro geriau negu aš. Ir tada nieko nedaryti, tada gyventi tą gyvenimą ir suprasti mirties patale, kad vis dėlto leidausi tom abejonėm mane uždaryti. Man truputėlį lengviau, aš turiu didelį gražų kolektyvą. Taip, kai jau esi, žinai, sukūrus, tai jo, bet ką tu sakai apie tą leis tau abejoti. Bet mes nuolatos abejojam ir karts nuo karto, žinai, suabejoti savimi yra viena, suabejoti prasme yra dar rimčiau. Ir mes prieš keletą dienų buvom susitikę visos UMA mentorės, kur mums reikia susitikti, kalbėtis, būti viena šalia kitos, nes tik taip mes primenam viena kitom, kokį svarbų darbą mes dirbam. Kaip tai yra svarbu. Ir kad kol kas nėra kitų žmonių, kurie gali daryti tai. Ir tam reikia priminimų. Net ir mums suaugusiam, rimtom, brandžiom moterim, kurios atrodo jau galėtum, žinai, skęsti savo žiniuose ir savo išminty. Tai yra įdomu, iš tikrųjų, kaip moteris, kurios, iš dalies, kodėl irgi noriu daryti šitos tokius pokalbius, kad protėt žmonės, kurie atrodo jau taip užtikrintai eina savo keliu, kad vis tiek yra kažkokios abejonės, ar tikrai aš žinau, ar tikrai aš gerai darau, ne? Jeigu nebebūtų abejonių, ką tai sakytų apie mane? Vėl ką tai sakytų apie mane? Jeigu nebėra, reiškia, kad nebėra vietos mokytis, nebėra vietos sužinoti nieko naujo, nebėra vietos išmokti, padaryti kažką dar geriau, dar geriau. Man irgi tas pats pirmą matys atėjo, bet tada nebėra ir augimo. Kai nebėra galvojimo, kaip galiu geriau padaryti, ar kažkaip tikriau, naudingiau. Geras. Einant į pokalbio šitą mūsų galą, gal yra kažkas dar, ko norėtum pasidalinti, ko nepakalbėjom, apie kažkokį, nežinau, tave palietusi įvykį, ar ką tu augi, ar kas sunku, ar kas tave liečia, kas įkvėpia galbūt. Kažkas, kas labiausiai kažkokia žinutė, kuri nori. Tu
tiek visko pasakei, dabar žinai tokie. Aha, neturim kur skubėti, galim. Ne, su kiekvienu pasakymu tiesiog ateina naujas kadras. O, tai vaikas smegenys. Tai kuris kadras labiausiai aktualus? Tai žinai, mūsų pastarųjų kelių dienų tema pagrindinė yra mes nuolat kalbam apie santykį ir mūsų tema, tai yra mamos dukros santykis tarsi. Ne? Bet pastarosiomis dienomis mes tiek smarkiai esame įsivėlę į diskusijas apie tai, kiek tėčio vaidmuo daro įtakos dukros augimui. Ir mano galvoje nuolatos skamba tas sakinys, kad tėtis yra kertinis vyras dukros gyvenime. Kertinis, labai sąmoningai šitą žodį naudoju. Ir jeigu, nežinau, mamos klausot, tėčiai, duokit išgirsti tėčiams. Jeigu tėtis gali bent šiek tiek daugiau padaryti įtakos savo dukrai, o gali bent šiek tiek daugiau pagirti, bent vieną kartą iš 5 pagirti ir pasakyti, kokia nuostabi, kokia graži, kokia svarbi, kokia yra vienintelė tokia. Jūs sutaupysit savo dukrai 15 metų ieškojimo tų, kam reikėtų įtikti. Nu, labai labai prašau. Tai jeigu aš galiu šitai palikti, man tai yra šiuo metu taip svarbu. Jauti, kad tai tavo kelioniai irgi atliepia, kad tu tarsi to negavai ir būtum norėjęs, kad tai būtų? Ar... Ne. Aš tiesiog matau, kiek jaunų merginų yra paliktų, žinai, mamos reikalas. Žinai. O pas tave, kai buvo šeimoje? Mano tėtis, jis buvo labai santūrus. Tarsi meilės žodžiuose, bet jis rodė veiksmais. Ir aš kai skaitau visus laiškus, laiškelius, matau video, kokius jis yra susukęs apie mane. Ne kiekviena mano amžiaus moteris turi tiek savo video vaikystėj, nes tais laikais būdavo reikalų ir kamerą turėti, ir kasetę turėti. Kai aš skaitau laiškus, kuriuos mano tėtis rašė mano mamai, kai aš gimiau, aš žinau, kad jisai beprotiškai mylėjo. Ir myli. Ir man atrodo, kad, kai tu sakai, ta galia, jinai iš principo ateina iš ten. Man nebereikia niekam įtikti. Aš žinau, kad mano tėčiui aš esu pakanka. Ir kai tu dirbi, pavyzdžiui, paauglėm, motinos, dukros, kurios neturi tėčių. Ta pat mes sakom, kai mūsų klausia vyrų kalviai, o ką daryti mamoms, kurios vienos augina sūnus. Aš atsisakau tikėti, kad mes gyvenam tokioj visuomeniai, kurioje mes susikūrę tokią vienatvę, kurioje nebebūtų nei vieno brandaus, suaugusio, vertybiškai tinkamo bendrauti su mūsų vaikais, suaugusio žmogaus. Kad surasti tokį žmogų, kuris būtų. Tiesiog sąmoningai surasti. Čia nelengva užduotis visai. Įveikiama. Nes mano pačios atveju išaugau be tėčio. Ir tada, žinai, jau nebeatsuksit gal laiko ir sakysi, mama suras kokį nors vertybiškai atitinkantį vyrišką figūrą, kuris man galėtų stoti tėtį. Žiūrėk, tau labai pasisekė. Aš matau, kaip tu manęs klausei. Aš matau, kas ten vyksta galvoje. Aš įsivaizduoju, fantazuoju, kas ten gali vykti. Ir kita vertus, tu esi dideliai meiliai. Ir tavo darbas dabar susikurti tą kertinį žmogų. Ir ten gali juoktis, nesijuokti. Už kadro. Aš tai matau tai kaip savo misiją, kad
aš perėjau per daug skausmo ir daug tokių patirčių, kas man dabar gali labai padėti pamatyti kitus, kurie per tai perėję. Tai aš tai matau kaip savo dovaną. Ir to pačiu dėl to, kadangi tu dirbi su tokia auditorija, ne, su tokio amžiaus žmonėm, paaugliais, mamom. Ir kai aš vedu, pavyzdžiui, moterų, ta mamos ir dukros tema vienas skaudžiausių iš tikrųjų yra. Aš kartais galvoju, vat jeigu pastatyti 1000 moterų, bet kokio statuso, bet kokių pareigų, ar ne, gyvenime, ir pasteirauti jų, ar bent viena turi 100% išspręstą santykį su mama. Jau čia nebūtų ne vienos. Ir kita vertus, ir ačiū Dievui. Kodėl? Nes, žinai, pasaulyje, kuriame, visiškai, kiekvienas iš mūsų turi skirtingus variklius. Ir jeigu kada nors, ką nors gyvenime pastumėjo prieki tai, kad reikėjo įrodyti mamai, kad tikrai esi verta jos meilės, tai irgi buvo geras spyris. Va čia toksai, žinai, yra tas, aš suprantu, ką tu minėjai pradžioje mūsų pokalbio, kad tarsi neieškoti tų neigiamų pusių, bet žiūrėti kaip, kaip spyris, ne? Tai tarsi duoda galios, kad panaudoti tai. Visi mūsų patyrimai padaro mus tokius, kokius mes esam dabar. Aš čia sėdėčiau visiškai kitokia, jeigu kažkada gyvenime man būtų atsitikę kaip nors kitaip. Net mažytė smulkmena. Tas duoda tikrai priėmimo ir to pačiu aš manau, kad labai svarbu yra duoti laiko ir išgėdėti. Be abejonės. Kad tai būtų kaip procesas. Ir tada, bent jau mano atveju, aš labai iš karto jau tą, kad čia viskas įvyko dėl mano gerovės, čia viskas gerai, kaip turėjo būti. Ir tada galiausiai supratau, kad bet kažkaip viduje, ne taip, kažkaip vis tiek kažko ten dar bandau vytis, kažką įrodinėti, kur jau net nebėra kam įrodinėti. Ir galiausiai, kai supratau, kad, iš tikrųjų neišgėdėjau aš tos vaikystės, kurios neturėjau, to tėčio, kurio neturėjau, tų visų patirčių ir tada kažkaip natūraliai, kai jau perėjau į tą kitą etapą, kur, bet tas priėmimo etapas, tada visai kitoks jis buvo. Toks labiau įkūnytas, iš tikrųjų, ne tiek, kad, čia viskas įvyko dėl manęs, kad tu tikriausiai irgi, žinai, turi omenyje, tiesiog atsakau, nes įsivaizduoju, kad aš pati priklausiau kažkokių paskaitų, kur čia viskas dėl manęs, žinai, viskų tų dvasinių tokių mokymų, ir tada tokia nušvitusi vaikščiau, kur galiausiai supratau, kad kažkaip negyvenu tikrai. Žinai, čia apie gebėjimą įgarsinti, kas tavie yra, kas trukdo, kas skauda. Reikia ką nors paskui dar su tuo daryti, nebūtinai. Įgarsinti, įvardinti. Taip, per įgarsinimą tikriausiai tas ir išjautimas ateina, kad jo neturėjau, jo skaudu ir leisti pabūti su tuo. Ir dar, žinai, mes esam moterys. Tai jeigu aš šią akimirką esu nuolanki ir maloni, nebūtinai tokia būsiu už 10 minučių. Ir tada galiu apie tą pačią temą kalbėti visiškai skirtingų kampų. Ir man atrodo, kad tai yra legalu. Legalu leisti savo keisti. Ir norėčiau, kad tai būtų. Norėčiau, kad tai būtų. Kiek daug iš tikrųjų reikia legalizuoti daug dalykų moteriams, ne? Menopauzė, persleidimai, nuotaikų kaitos, perspektyvų kaitos. Ką dar reikėtų legalizuoti moteriams visuomeniai? O Dieve, legalizuokim žmogiškumą ir meilę. Tik tiek. Visa kita savaime. Kaip manai, meilė yra nelegalizuojama? Žinai, aš galvoju, kad karts nuo karto kai kurie žodžiai šiame pasaulyje yra sąmoningai nutasomi. Kaip meilė? Kad ir meilė. Štai buvo žodis tolerancija, kurią tai, ką tolerancija reiškia, kai aš gyvenau Airijoje prieš 20 metų ir ką reiškia dabar, tai yra šviesmečiai tarp šitų žodžių ir jų reikšmių. Šviesmečiai.
Nu jo. Ir netgi tokie žodžiai kaip dvasingumas, kaip, nu žinai, tai, kas iš tiesų turėtų pakylėti žmonės ir kviesti juos vertybiškai paaugti. Kartais toks jausmas, bet toks, čia pabambėsiu, vėl galiu sau leisti pabambėti. Kartais atrodo, kad jie sąmoningai tokie, žinai, kaip išgirsti dainą ir daina būna fantastiška ir tu jos klausai ir tada supranti, kad nebegalėjos klausyti blogą. Taip. Tai tas pats su žodžiais, su vertybėm, su gražiais dalykais. Jie kažkur apveliami dulkėmis kažkomis ir tada žmonės nebežino, čia vis dar gerai, o gal jau blogai, o gal... Yra tas Helen Keller quote, kaip čia, mintis, kad gražiausi dalykai negali būti pasakyti žodžiais, gali būti pajausti tik tais. Tai manau, tas pats galioja tiek santykiui su dieviškumu, tiek meiliai, tiek ryšiui, tiek tikrumui, autentiškumui. Mes nelabai galim to įžodint, galim tik tai įkūnyti, patirti, pamatyti kitam žmoguje įkūnytą. Todėl irgi šitie pokalbiai tokie paprasti, autentiški, kaip jie liejasi, kad būtų tas kiek įmanoma to įkūnijimo tikrumo, nes tai nėra, ką tu sakai, tai yra kaip tu esi, tai nėra kaip mes bendraujam, tai yra kaip, žinai, ne kokiais žodžiais, bet apie tai. Tai manau, kad tame yra tas žmogiškumas ir ta meilė. Žinai, viena labai išmintinga profesorė sakė, kad, sako, aš tik ką supratau, jog kokiu būdu Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Žmogus pats kuria pasaulius. Taip. Ir mes kiekvienas susikūrė savo pasaulį ir tame pasaulyje gyvenam ir iš to pasaulio stebim kitų pasaulių. Ir kas ten vyksta mūsų pasauliuose, tai priklauso nuo mūsų pačių. Ir negali nieko daugiau kaltinti aplinkui, tik save iš tiesų. Šiuo metu mano pasaulyje yra daug džiaugsmo. Valio. Šiuo metu mano pasaulyje lyja ašarom, ar ne? Ir toks mano pasaulis. Ir mes kiekvienas jį išgyvenam savaip. Ir tu negali matyti maniškio. Labai gaila. Ir aš negaliu matyti taviškio. Taip. Aš galiu tik įsivaizduoti. Būtent. Taip. Ir aš kažkaip pagalvojau vakar, kad kiek mes daug laiko skiriam, kaip kiti mato mūsų pasaulį. Apart to, kaip aš savo pasaulį jaučiuosi. Man toksai buvo kažkaip, aš ten einu, galvoju, o kažkokia tokia mintis buvo, kad apie kažką, kaip kiti pagalvos, kaip aš čia jaučiuosi, nes aš tokia buvau nelaiminga, gal čia užvakar jau buvo iš tikrųjų. Ir galvoju, bet kodėl man labiau rūpi, kaip kiti pagalvos, kaip aš jaučiuosi, negu kad kaip aš jaučiuosi su savimi, koks mano pasaulis. Aš galiu atrodyti labai liūdna, bet aš viduje tai, aš tai gerai jaučiuosi. Ir tada galvoju, man reikia čia pasirodyti, kad aš netrodžiau kažkokia liūdna, kad čia negalvotų, kad čia mane reikia kažkaip guosti. Ir toks apie planą, bet tai... Žinai, o čia padeda tas paprastas atvirumas. Aš kai nuvažiuoju į girią ir būnu labai pikta, tai mano pirmi žodžiai būna įėjus. Labą dieną, aš šiandien pikta kaip šeškas. Ir visi žino. Ir niekam nieko su to nereikia daryti. O žinot, pakanka. Taip, taip. Gerai, matau, kad jau laikas mūsų bėgo ir prabėgo taip greitai. Ir ačiū tau, kad dalinaisi savo patyrimu ir kad dar daliniesi taip atvirai savo socialinėse medijose ir ką tu kuri, merginų, moterų, dukrų, mamų bendrystė yra tikrai labai gražu ir porų savaitgaliai. Ir tiesiog linkiu, kas žiūri, patyrinėti, įsijungti, pažiūrėti, kaip man tai rezonuoja. Ir labai fan irgi yra išgirsti atgalinį ryšį, kas jums surezonavo iš mūsų pokalbio, kas jums atliepia galbūt visai kitais kampais. Iš tikrųjų, mes tokių visai paėmėm daugiau kampų, kur galėtume paimti visiškai kitokio laipsnio kampą į tą patį atsakymą. Dėl to man kartais aš pradedu rašyti postą kokį ir galvoju, parašiau ir tada, bet
ta kitas kampas įsijungia, galvoju, tą patį postą dabar aš dar kitaip galčiau parašyti. Tada atrodo save kontradiktinu ir tada šis kartais nepaskelbiu, nes galvoju, tai čia ir taip, ir kitaip, ir dar kitaip. Tada gautusi labai ilgas postas ir galvoju, iš vis nieko nesidarysiu. Žiūrėk, tą akimirką, kai tu įrašei, tai yra tiesa. Tos akimirkos tiesa. Taip. Ir tada yra baime, kad kažkas matys, kad dar yra kitų perspektyvų, tada aš turiu tarsi visas perspektyvas iš karto išdėstyti. Taip, bet to pačiu aš suprantu, juokinga. Ir dėl to įdomu, kokios jūsų perspektyvos šitam pokalbį, kad galim apsikeisti, pasidalinti ir tiek. Ačiū tau, kad buvai, ačiū, kad klausėt ir iki kitų kartų.